Sausio 12-13 dienomis paminėta ypatinga Lietuvos istorijos data – sausio 13 Laisvės gynėjų diena. Prieš 25 metus vykę įvykiai tapo ne tik skaudžia mūsų patirtimi, bet ir mūsų stiprybė. Tuomet apgynę savo laisvę tapome tauta, kuri ir mirtinos grėsmės akivaizdoje geba nepasiduoti, kovoti, laimėti. Šiai sukakčiai paminėti renginiai vyko visoje Lietuvoje, neišimtis ir Kuršėnai. Laisvės gynėjų dienos išvakarėse žmonės rinkosi aikštėje prie Vyčio paminklo, kur vyko renginys Pabūkime kartu. Renginio metu degė atminimo laužai, buvo vaišinamasi bendrystės arbata ir Kuršėnų verslininkų gardžiais kepiniais. Visi buvo kviečiami išsikirpti ir įsisekti neužmirštuolės žiedą. Kartu dainuoti laisvės dainas kvietė Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos etno studija vadovė Jovita Lubienė ir Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro vaikų liaudiškų šokių studija Diemedėlis vadovė Loreta Lideikienė. Sveikinimo žodžius tarė Kuršėnų sausio 13-osios brolijos pirmininkė Ada Grakauskienė. Gausiai susirinkusius su šia Lietuvai svarbia sukaktimi sveikino Lietuvos Respublikos Seimo narės Rimos Baškienės padėjėja Judita Šakočiuvienė ir Šiaulių rajono savivaldybės meras Antanas Bezaras. Tu Lietuva, tu mana, tu graži tėvynė, Lietuvėla, tu mana, šalava gimtinė, mane sena motinėla myli ir nešioja, 21 metelių kalando panoja. Tu Lietuva, tu mana, tu graži tėvynė, Lietuvėla, tu mana, šalava gimtinė. Sausio 13-osios rytą visi buvo kviečiami dalyvauti visuotinėje akcijoje Atmintis gyva nes liudija, kurios metu languose 10 minučių buvo uždegtos atminties žvakutės. Po šventų mišių Švento Jono Krikštytojo bažnyčioje vyko minėjimas ir vėliavos pakelimas prie Vyčio paminklo. Su švente gausiai susirinkusius kuršėniškius sveikino Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Algis Mačiulis. Prisiminimais apie sausio 13-osios įvykius dalinosi Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos direktorės pavaduotoja Nijolė Kadytė. Jai Lietuvos Respublikos Seimo narės Rimos Baškienės padėjėja Judita Šakočiuvienė įteikė Lietuvos Respublikos vėliavą. Tylos minute pagerbti žuvusieji už Lietuvos laisvę. Kartu su kultūros centro folkloro ansambliu Nesenstantis širdimi gausiai prie Vyčio paminklo susirinkę žmonės vieningai dainavo liaudiškas dainas. Po minėjimo Kuršėnų Pavenčių mokykloje vyko kartu ir liudininkų susitikimas Ką šlama vėliavos, kurios metu dalintasi prisiminimais apie 1991 metų sausio 13-osios įvykius. Lenkiuosi prieš žilagalvius, prieš tremtinius, prieš sausio 13-osios dalyvius. Dėkoju jums, tai jūs esate ta karta gyvieji liudytojai, kurie perdodate, ką matėte baisumus ir sausio 13 prieš 25 metus parodė, ant kiek mūsų tauta vieninga, ant kiek tauta susitelkusi. Aš tikiuosi, kad mūsų nepriklausoma valstybė gyvens per amžius, tuo tikiuosi. Ir jaunimui ypač reikia palinkėti žinoti istoriją, domėtis istoriją, vertinti mūsų šalį ir jos ypatumą, išskirtinumą pasaulyje. Ir ta dainuojanti revoliucija, kuri vyko sausio 13-osios laikotarpyje, jinai pasaulinis įvykis. Tai vaikams visiems linkiu tai nepamiršti, kada turėsite savo vaikus, savo vaikams tai pasakoti, kad tada, kada išeis tie, kurie savo gyvybę padėjo tos įvykiuose, kurie gynė savo kūnų ir dvasia Lietuvos nepriklausomybę, kad tuos dalykus visai ką prisimintume. Ir kuo daugiau metų bus,
to mes tai turim labiau vertinti. Sovietinė armija turėtų pulti tik tai tą vieną dieną. Ir po to mūšio, po to, kai užėmė tą televizijos bokštą, jie turėjo dar užimti ir aukščiausiąją tarybą kitą dieną. Turėjo užimti kitus tuos pastatus, strategiškai svarbius. Bet jie to nebesiryžo daryti. Ir dėl to sakyčiau, kad mes laimėjom tą mūšį. Ir dėl to sveikinu jūs visus ne su tą tokį gal gedulo dieną. Čia kaip ir o iš tikrųjų 25 metai, tai čia jau baigėsi tas ramybės laikotarpis, galim pradėti švęsti. Sveikinu visus su pergalės diena ir džiaugiuosi, kad aš esu toj Lietuvoje, kad galiu kurti tą Lietuvą, kad galiu pasidžiaugti lietuvišką kalbą, lietuviškai dainos žodžiais, kad galiu pritarti prie tos dainų žodžių ir sveikinu visus šventę. Ačiū. Vėl kviečiame Juditą, Seimo narės dovana. Man ypatingai malonu įteikti šią dovaną, netgi kaip šios mokyklos mokiniai ir mes ne bendra klasė, bet iš paralelinių klasių. 25 metai ir galų gale mes pradedam švęsti. Mes ilgą laiko tarpą gedėjome, o dabar iš tiesų tai yra laisvės diena. O jeigu laisvės diena, vadinasi, reikia švęsti. Šiaulių rajono savivaldybėje įvyko rajono vietos veiklos grupių vadovų ir kaimo bendruomenių atstovų susirinkimas, kuriame Lietuvos žemės ūkio ministerijos kaimo plėtros departamento alternatyvios veiklos skyriaus vyriausiai specialistė Jolanta Vaičiūnienė pristatė pagrindinius reikalavimus kaimo bendruomenėms nacionaliniai paramai gauti. Taip pat pristatyta informacija apie lyder programos vietos plėtros strategijų administravimą. Aptarėme iš tikrųjų paramos galimybės pagal 2 finansavimo šaltinius. Buvo pristatytos pagrindiniai reikalavimai nacionaliniai paramai gauti kaimo bendruomenėms ir taip pat pristatyta informacija apie lyder programos vietos plėtros strategijų administravimą. Kaip tik šiandieną ministrė pasirašė vietos plėtros strategijų administravimo taisyklės, tai dar kartą buvo supažindintos vietos veiklos grupės ir kaimo bendruomenės būtent su šitų taisyklių pagrindiniais reikalavimais pareiškėjams ir strategijų gyvenimo tvarka. Pagrindinės naujienos turbūt susijusios tiek su Europos komisijos reglamentų naujais reikalavimais, tiek su Lietuvoje vykusio Europos komisijos audito preliminariais rezultatais. Iš tikrųjų, pagrindinė naujiena turbūt yra, kad visgi turi būti skaidriai ir efektyviai ir racionaliai naudojamos ES lėšos. Ir su tuo tikslu yra pasikeitimo administravimo taisyklėse šitam programiniam laikotarpyje griežtinamos ir dokumentai tvarka pateikimo, kurie įrodo išlaidų pagrįstumą, kaip turi būti naudojamos lėšos,
kaip strategijos įgyvendinamos. Kiekviena vietos veiklos grupė paruoštoje strategijoje yra nusistačiusi priemonės ją įgyvendinti, tačiau ES finansavimo kryptis turi savo iškeltus uždavinius. Prioritetus iš tikrųjų nusistatė kiekviena vietos veiklos grupė ir čia negalėtumėm apibendrintai kalbėti, kam jos nusistatė, nes kiekviena vietos veiklos grupė rengė savo regionui būdingą vietos plėtros strategiją ir joje nusimatė priemonės. Bet pagrindiniai tokie Europos, kaip ir kryptys, kur link einama, tai užimtumo didinimas, socialinės atskirties mažinimas. Pagrindiniai tokie reikalavimai, o praktiškai vietos veiklos grupėms tai atsilieps, kad strategijomis jos turės daugiau numatyti, jeigu sieks didesnio finansavimo projektams susijusiems su darbo vietų kūrimu, užimtumo didinimu, o infrastruktūriniai projektai, žinoma, jie galės būti finansuojami, tačiau ne tokia didelė apimtimi kaip 2007-2013 metų kaimo plėtros įgyvendinimo laikotarpiu. Kaip žinom, yra dabar apie 1 milijoną litų yra Žemės ūkio ministerija yra skyrusi kaimo bendruomenių projektą. Šiais metais yra numatyta remti 3 veiklas. Truputį skiriasi nuo kitų metų, taip pat skiriasi ir paramos dydžiai. Tai jeigu paminėti, tai būtų veiklos, tai būtų renginių organizavimas. Kiekvienai bendruomenė gali steigti projektą ir iki 1500 eurų paramą gauti. Antra veikla yra techninės bazės kūrimui, stiprinimui, tai būtų kažką tai technikos įsigijimo ar dar kokią bendruomenę savo veiklą stiprinti, tai būtų iki 3000 eurų parama. Ir trečias būtų viešųjų erdvių tvarkymas, kur yra iki 5000 eurų ir kiekvienoje priemonėje, kiekviena bendruomenė turės 10% turėti savo lėšų. Tai jau čia tampa jau tokia tradicija, kad praktiškai norint gauti paramą reikia turėti ir nuosavų lėšų. Kalbant apie įvairių projektų finansavimą, nuolat keliamas klausimas apie didesnį regionų finansavimą, kad nebūtų didesnė dalis lėšų skiriama didiesiems miestams, sostinėje. Norėčiau pastebėti, kad numatant metodiką lėšų skaičiavimo rajonų strategijoms buvo įvertintas šitas aspektas ir buvo įvesta taip mūsų vadinama laiptavimo sistema. Tai reiškia už gyventojų skaičiaus kiekį tie didieji miestai Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Panevėžys, Šiauliai, o ypač pirmieji 2, jiems buvo už gyventojų skaičių įvesta ta laiptavimo sistema ir jie negavo tokio procento paramos, kiek galėtų būti taikoma netaikant tos laiptavimo sistemos. Baigiantis 2015 metams Šiaulių kaimiškoji seniūnija gavo ilgai lauktą dovaną – traktorių Belarus 820. Kad seniūnijai reikalingas traktorius patvirtino Šiaulių kaimiškosios seniūnijos seniūnas Jonas Obrikas. Tarybos sprendimu buvo nutarta, kad reikia traktorių nupirkti. Tai mums paskyrė, mes esam labai dėkingi tarybai ir merui, direktoriui, administracijai visai, kad paskyrė šį traktorių, nes jis labai reikalingas, nes mūsų plotai yra didžiuliai ir valymas ypatingai reikalingas tame, kad galim nusivalyti sniegą, tokiais atvejais kaip ligos ekstra reikia nuvalyti į mokyklą, viską, tai tuo galėsim pagreitinti žmonių geroviai. Taip pat galėsim padėti socialiai remtinom šeimom, kada yra pjaunami medžiai, visokie reikia nuvežti, tai va turėsim transportą ir galėsim aptarnauti socialiai remtinas šeimas, kurios nuveža. Traktorius nupirktas Belarus 820, su buldozeriu kainavo 24 000 eurų. Naujas traktorius dabar kasdien stumdo sniegą keliuose, o kokius dar darbus galėsite atlikti šiuo traktoriumi seniūnijoje? Jis yra savaeigis ir gali važiuoti mūsų seniūnijoje, jokių apribojimų nėra, visur mes ir išskyrus galėsim ir pakapę, ir
Bridai ir Sutkūnai, Voveriškės mūsų kaimų ir 58, taip kad žadam visur pakelės ypatingai mums yra problematiška, negalėjom iki šiol, neturėjom su kuo, dabar manau, kad bus šitas kaip įveiksim šitos sunkumus ir pigiau. Svarbiausia, kad viskas yra pigiau, nes samdant yra labai brangu ir pinigų susitaupysi, darbai bus padaryti. Bubių ir Šakino seniūnijos taip pat džiaugiasi jau anksčiau viešųjų erdvių sutvarkymui gautais traktoriais, kuriuos padovanojo mecenatas Ramūnas Karmauskis. Kadangi iki šiol nekurios seniūnijos turėjo jau traktorius, tai turi Bubė ir Šakina, Belarus markės traktorius, dabar Šiaulių Kaimiškoji. Pasiteisino ir dabar seniūnas džiaugiasi, nors didelių pūgų dar ir nebuvo. Jau Aukštelkėje šaligatvius nusivalė, taip pat Toločiuose, kai dabar šiuo metu dirba Vijolių gyvenvietėje, tikimės ir ateityje. Kasmet tai tikrai po vieną traktorių nupirkti seniūnijom. Seniūnijas tam pritarė ir geranoriškai pasidalino, dabar atiteko primestiniai didžiausiai seniūnijai, kadangi seniūnas yra gaspadorius, dirbęs ir žemės ūkyje, tai puikiai susitvarko ir supranta paskirtį traktoriaus.